Jums nesiseka gyvenime. Jums nesiseka gyvenime, ką bedarytumėt, ką atrodo visur padnoškita, kliuviniai, bet ką imtumėtis, jums nesiseka. Žinot, jau jeigu pradeda kažkas tai tokio strigti, neturėkit iliuzijų, kad nieko nedarant ir savęs nekeičiant, jums pradės sektis. Žinot, mūsų smegenys nemato realybės tiesiogiai. Jos gauna tam tikrą informaciją iš milijono jūsų pojūčių, minčių. Tai yra lyg instrukcija. Bet jums trukdo tie probleminiai jūsų žodžiai, kodai. Probleminiai žodžiai susideda iš negatyvių žodžių, kur savo uždarot ateitį galimybės. Kokie jie? Tiesiog aš pavargau, aš negaliu, man nepasiseks ir visi panašus. Jūs patys savo sukuriat tą tokį barjerą, net to nesuvokdami. Smegenyse yra struktūra. Tai lyg realybės filtras, kuris gali jum pakeisti ir gali įleisti jūsų sąmonę arba užblokuoti. Žinot, jeigu jūs uždėsit bloką sau, kad negaliu ir nieko tada nepavyks. Jeigu jūs pavydėsit, bus tai lyg blokas jum to neturėti. Yra pavyzdžiui toksai žodis, kur mėgsta jaunimas, toks blatnas žodis, nieko sau. Nu kas patiko, mašina, ten dar kažkas patiko. Ir tas žodis, tai tiesioginė instrukcija, kas sukelia jums susižavėjimą, bet kokie žodžiai tam irgi tinka. Tai bus kaip kodas jum to negauti. Tai vidinis sabotažas toksai žmogaus viduj. Uždrausti sau. Sąmoningai užblokuoti tą. Bet yra kodiniai žodžiai, mylėjai, yra kodiniai žodžiai, kurie, patikėkit, labai stipriai veikia. Matot, jūsų, čia greitai paaiškint labai sudėtinga, bet bandysiu. Suprantat, yra sąmonė ir pasąmonė. Ją valdyti žmogui yra tikrai sudėtinga. Valdyti sąmonę tai yra antiek sudėtingas dalykas, kad dažniausiai žmogus jo nesuvaldo. Ir naudojant žodžius tą turbūt lengviausiai būtų padaryti. Jeigu nepabandysit, jau nežinosit. Tiesiog pasistengkit pabandyti tą padaryti. Tai yra sujungti sąmonę ir pasąmonę. Žinot, pasąmonė, jinai nemoka, jinai tas baimės jūsų supranta kaip draudimą. Jeigu neturiu pinigų, jums neleis uždirbti pinigų, nes tai sukelia kančias ir atrodo visiškai nelogiška, bet žinokit, va būtent taip ir vyksta. Ir yra dabar toks žodis, toks posakis kartu dabar. Gal jūs nieko jums jie nereiškia, jums galbūt tai toksai atrodo tabalaika žodžių ir viskas, bet kartu dabar tai yra sujungiat sąmonę ir pasąmonę.
ir jūs turit savyje visas galimybės sau gauti įvairiausius resursus ir patirtį ir viską, ką jums reikia pasiekti visiems savo poreikiam. Tarp tų žodžių reikėtų įterpti kodinius žodžius. Tarp šitų sąmonės sujungimų, sąmonės ir pasąmonės žodžių. Ir jeigu jums kažko reikia, tai reikia ištarti šitą patį kartu dabar, įterpiant kartu gauti dabar. Jeigu norit atsisakyti kažko, priklausomybių, rūkymų, alkoholio, dar kažko, perdėto maisto naudojimo ten, ar kažkokių saldumynų, ar nerimo, visko, ko norit atsisakyti, baimių, stresų, fobijų, tai reikia kartoti kartu, šalin, dabar. Šitas turi būti. Jeigu sergat, jeigu susirgot, jeigu turit didelės sveikatos problemas, tada kartojat kitą žodį. Kartu turiu dabar. Reiškia, turiu sveikatą. Ko jums reikia? Ką jūs norit, kad ateitų, sustiprėtų? Tai tą jau turiu. Dadedat į tarpą šitų žodžių kartu ir dabar. Kartu turiu dabar. Kartu šalin dabar. Kartu pakeisk dabar. Pasąmonė nesupranta jūsų, daug dalykų. Pasąmonė nesupranta laiko. Ji neturi praeities, neturi ateities. Pasąmonė turi tik tai vienintelį momentą dabartį. Ir reikia tą užfiksuoti. Reikia pasakyti, kad jums ne už 100 metų kažkas turi ateiti, ne už 10, ne už metų, ne už mėnesių, jums reikia žaibiškai dabar. Nežinau, pavyko, nepavyko, suprasit, nesuprasit, logiškai net nesistengkit to suvokti, tiesiog išbandykit. Gali jums nepasisekti. Vidinis konfliktas gali trukdyti, jūsų baimės gali trukdyti, nepasitikėjimas savim gali trukdyti. Jeigu bus nesėkmės, tai kaltinkit savo vidinę tokią savim nepasitikėjimą. Tiesiog jūs pasistengkit tą padaryti ir nekontroliuokit to. Tiesiog galiu, negaliu, čia pavyks, man nepavyks, čia ką aš čia dabar darau, gal nepavyks. O tiesiog padarykit ir be šitų visokių vidinių diskusijų, be vidinių tokių tąsymosi. Tiesiog darykit. Man reikia, aš turiu ir pabandysiu ir padarysiu. Ir tegu vyksta tas veiksmas. Žinot, jėgos gilios, antiek jūsų smegenys yra, tokia struktūra, kur jei ten viskas kitaip vyksta ir jei reikia tų visokių raktų įeiti, raktų atidaryti jūsų galimybės, jūsų intelektą, jūsų viską. Tai yra kaip užrakinta. Jeigu jūs to neatrakinsit, jūs nepasieksit daug ko. Skundžiasi žmonės, darau, stengiuosi, netinginys, ne ką ir niekas nesiseka, viskas kaip smėlis pro pirštus išbyra, visos galimybės, viskas, visos pastangos. Jūs negalit save mobilizuoti, jūsų valdymas, jūsų protas nepadės jums. Jums blokuos visas galimybės, jeigu jūs nepasitikit savim. Tiesiog leiskit savo galimybės tas, leiskit. Suteikit patys savo tas galimybės. Ir tada jūsų gyvenimas pasikeis visame. Visos svajonės pildysis, viskas. Tikrai,
nesakyčiau to, jeigu nežinočiau ir neišbandyta būtų ir pačios, ir ant kitų žmonių, kuriem jau patarinėju šitos dalykus daugiau kaip 30 metų. Mylėjai, truputį susikaupimų vidinių reikės, bet jeigu jūs norėsit, jums tikrai reikia, jūs tą padarysit. Sėkmės jums.